Eik tu, nu jeigu pradės lyst, o jeigu ratai pradės lyst, eik tu. Aaaa! Ei, karvytės! Bū! Tokia dėžutė prasipjaunama ir atlapam viršų ir randam ten tas šito vaisiaus smegenis. Įsivaizduoju, kiek desperatiškai aš nenoriu iš čia važiuoti, kad net galvoju apie variantą pasilikti, miegot parke per naktį. Sveiki gyvi tiems, kurie esate sveiki ir gyvi, o tiems, kurie nesat sveiki ir gyvi, tai tiesiog labą dieną. Šiandien yra gegužės 7 diena, 2026 metai ir šiandien aš skrendu į Madeirą. Keliauju į Madeirą viens pats, nusprendžiau šį kartą solo kelionę pasidaryti. Skrendu kaip ir 5 dienom, bet gausis 4 pilnos paros tik tais, nes skrydis šį vakare. Ir ten ir Madeirui nusileisiu tik tais prieš 12 valandą nakties. Tai, žodžiu, planas toks, kad pasimsiu mašiną oro uoste iš karto ir turbūt teks pamiegoti mašinoje kelias valandas, nes viešbutis tik tais dieną, 2 valandą po pieto tik tais viešbutį pasimt. Tai, žodžiu, nusimato sunkoka naktelė. Kad turbūt pamiegosiu mašinai. O antras dalykas, šiandien yra mano gimtadienis. Šiandien yra mano jubiliejus ir man sukanka tracokas. 30 metų sukanka. Tai žodžiu, ta proga, kad tai nebūtų kažkokia eilinė pjankė, pavadinkim taip, tai sugalvojau įprasminti šitą dieną. Ir nusipirkau prieš kokias 3 savaitės bilietus. Praktiškai per 15 minučių, galvoju, reikia kažkur važiuoti. Pasidomėjau, kur būtų gal nebaisiai brangu ir būtų ką pamatyti ir žodžiu, kad būtų prasminga. Tai nusipirkau bilietus į Madeirą per 15 minučių, nusprendžiau, kad noriu kažkur važiuoti per gimtadienį, po 15 minučių jau turėjau bilietus į Madeirą. Per tą skubėjimą gavos taip, kad nusipirkau bilietus į Madeirą pigiai, bet čia ir buvo pigiausias dalykas apie Madeirą, nes tada, kai pradėjau žiūrėtis, kiek kainuojas viešbučiai, tai pigų, jeigu nori hostelį kažkokį išsinuomoti, aš pasiėmiau hostelio nenoriu, nes vis tiek vešios daiktus, nemažai daiktų vešios, droną vešios, kameras vešios, žodžiu, kažkur, kad, noris, kad viens pats kažkur būčiau privačiau. Ir tada, kai pradėjau mašinas ieškoti išsinuomoti, nes Madeiros sala nėra jinai didelė ir viešasis transportas ten, nežinau, kažkaip pasiėmiau, galvoju, mašiną, turėsiu tik tais 4 dienas, noris kuo daugiau pamatyti, apvažiuoti. Tai žodžiu, su mašina galės visur privažiuoti, prilakstyti, bet brangiausiai gavos mašinos nuoma. Pasiėmiau pačią pigiausią mašiną, kokią radau, be jokių depozitų, kad būtų be nieko, tai, žodžiu, 4 dienoms pasiėmiau Fiat Panda. Žodžiu, 4 dienoms gavos 365 eurai su papildomu draudimu dėl viso pikto. Labai nepigus, sakyčiau. Ten apie kitokias mašinas jau nekalbu, ten buvo 100 vos ne iki 1000 už 4 dienas. Blemba, vat kas vėl, dar vienas dalykas, kodėl gaunas, kad skubant kelionę nusipirkti, kaip aš nusipirkau, beveik nepasidomėjęs. Aš kažkaip nusipirkau tą Madeiro kelionę ir aš įsivaizdavau, kad Madeiroje yra, kad ten jinai prie Afrikos krantų ir aš galvoju, kad ten bus labai karšta, kad ten turėtų labai karšta būti. Galvoju, įsimėsiu tik tais šortukus kokius, porą marškinukų kažką ir užteks. O pasirodo, kad ten, pavyzdžiui, šiandien ten dienos aukščiausia temperatūra tai yra tik tais plus 20 laipsnių, ten visai nėra šilta. Ir ten pasirodo, aš čia sužinau tik tais praeitą savaitę, kad ten nėra, kad ten ne Egiptas. Tai man rekomendavo pasiimti, nusipirkti lietpaltį. Ne lietpaltį, ar lietpaltį tikriausiai taip vadinas. Ta tokie pončo nuo lietaus, bet aš ieškau pirkti, blemba, vienkartinių neradau,
atskirai pirkti striukę ir kelnes, šitas skirtas nuo lietos, ten blema brangiai kainavo, tiek to nepirkau, nusipirkau skėtį už 3 svarus ir neištirpsim, gal neištirpsim. Dar nusipirkau, ką aš dar čia nusipirkau? Nusipirkau dantų šepetuką vežtis, dar nusipirkau žvakutės, nes tuo eisiu tortą. Žodžiu, užsidegt tortai, su žvakutės užpūsti reiks ruoštis, nes man traukinys yra už 3 valandų, traukinys yra, o aš nesu dar nei daiktų susidėjęs, nei susiruošęs, nes visą laiką aš kažkaip paskutinę minutę. Tai va, eisiu dėtis, krautis daiktus. Ne, pirmą dabar einu suvalgyti torčiuką, turiu mažą šampaniuką tokį pliumt. Ir žodžiu, dar pasveikins tėvai, paskambins pasveikint ir pakalbėsiu su tėvais ir reikia ruoštis, pradėti krautis daiktus. O, pažvelkit, čia yra mano šventinis stalas. Šiaip šitas atrodė geriau nuotraukai, paveikslėlį šitame. Kažkai ne visai atitinka. Žodžiu, turim milijonieriaus pyragą, kuris tikrai neatrodo kaip milijonieriaus pyragas, čia labiau, čia sakyčiau, benamio pusryčiai. Benamio vakarienė. Turim braškyčių iš pavakar, turim mažą šampaniuką, prabangų proseko, kainavo 3 svarai. Turim mini taurę ir turim mandariną. Sėskime prie šventinio stolo, sveiki susirinkę visi, sėskim prie stalo, laikas švęsti. Turėtų šeimyną tuoj paskambinti dar irgi susveikint, tai reikia susidėti Aiva. Susmeikim žvakės. Eik tu koksai, košė čia ne pyragas, čia yra kažkoks pudingas, blema. Ai, gerai bus. Prieš siurblę. 3-0. Oi, vyrutė, kaip greitai bėga metai. Kaip greitai lekia dienos. Baisu net pagalvoti. Skambina šeimyna. Skambina šeimyną pasveikinti. Alio. Kur tu žvakės norint procesą ir mes pamatyti? Blemba, šitais, palauk, to apsukime. Kur čia mama ir? Darbė, atėjau kalidorių, kad nesėdėt kabinete, kad nesėdėt. Važiuokite. Kažkoks apgalverus čia padirbu. Ai, atsisėsim palūnį. Nu, to jau palauk, aš pabandysiu tą knatą atkrapštyti. Reikia to laiko nebedaug, bet turiu, dar nesu nedaiktų susidėjęs. Kokiu dirba? Ai, aš paskutiniai minutė mėgstu pasilikti. Vakar techniką susiruošiau, dronus pasikroviau, kameras pasikroviau, tik tais dar reikia susikrauti į lagamenus viską į kuprinės. Dar turiu braškį iš pavakar, vieną mandariną į šampaniuką labai mažą, patį mažiausią, kokį radau. Nu, klausau palinkėjimus, sakykite po vieną. Nu, davai, gal aš pradėjau. Nu, Tu davai. sakė bet aš pasiruošiu smarkiai, net nepasiruošiau, aš tik tą vieną dalyką, žinot, tik pagalvojau. Pagalvojau, kad ir labai toks skaičius. Neįprastas, kad mūsų vakams jau toks. Jo, Kristus. 40 prasidėjo. Ir jo, sakytum, ilgi 40, bet tik to, galvoju, nu, nežinau, kaip kitiem, bet kaip mama mūsų gal įtėčiau tą pat. O kad kiek tų metų turės, kai pražilsi daug kažkap ten... Vakulėlis vis tiek. Dažnai momentas, kad per tų saugus vyrų matos darė berniukas. Matas jaučias, da aš nesubrendęs, da tebe subiškė. Nu, kitiems gal nematos, aš kitų akim nemoku žiūrėti, aš savo akim tai sakau, dar matos berniukas. Nu, Toks.
Jo. Bet atrodo vis gerai. Žinau, kad buvo visokių ciongų, bet ėjom, praėjom, atrodo, liuks ir turėjom užsiauginę. Nu va, girdėjote. O ko palinkėti? Žinau, net žinau, mes tus gyvenimus buvo skirtingas suprantam. Tai svarbu, kad tu gerai jaustumės. Bet galbūt gera taip, kad tu gyveni. Žodžiu, laimės ir džiaugsmo. Ateinu tema kitokiam darbė, ar ten tu kažkuo atvėjus, ar darbė reikia, kad sveikas, kad kokių nesąmonių neatsitiktų, kokių nelaimių, kokių kataklizmų. Nu, į daugiau, kad tai neblogai jaustumės. Tas sugebėtum kiek laviruoti. Nu gerai, ačiū. Taip, sveikinam sulaukus brandaus amžiaus į 40. Sienis. Nesustok svajoti, norėti kažką daryti, kurti, siekti, stebėtis dar kažko, atrasti naujas dalykus. Tai pirmų kartų dar, kad daug būtų labai. Bandysim. Gyvenk ir džiaukis. Tai tau čia matau, reikia linkėti, kad techninių nesklandumų nebūtų. Jau, įdėtų techniką. Kad nebūtų. Nežinau. Šiandienai. Visai taip atrodo, brolius 30 metų. Tavo draugelis. Tavo draugelis, nu. Ne, nu šiaip ką, žinau, geros kelionės, gerų minutų, kad visai smagiai pavyktų su savim tam tą laiką praleisti. Man šitas toks atrodo kažkokia kaip meilė savo, kur tipo išvaliau žvejybą, čia buvo išvaliau oras gražus, nu, žiauriai faina, taip vienam pabūti. Na, tai jokio. Sėkmingai, bet ja. Gerai, nesikankink, užteks. Nu gerai, man reikia tada norą sugalvoti dabar. Tai nesakyk garsiai, neišsipildyk. Bet aš net nebuvau net pagalvojęs, ką aš čia norėčiau dabar. Ko aš norėčiau? Tai nieko čia ką linkėti, nesugalvoji. Gerai, palauk, jau čia sugalvojau. Mano! Apkabinam, bučkis, myliu. Tik iš pamokos išėjau. Dar vienas prisijungė narys, mažiausiasis narys. Ja. Nu, klausom, dar vieną palinkėjimą. Gerą gimtadienį jau į 3 dešimtmetį savo gyvenimo eini. 4 jau šiaip. 4, to. Na, 9 metai jau kaip Homeris būsi. Kaip Prusaitis. Nu, bet 39. Kada ta Homerio gyvenimas blogs? Nu jo, man tik dar bišk plaukų daugiau, dar bišk turiu negu Homeris į pilvus dar nėra toks, bet jau einu link to. Ja. O linkiu šiaip su blogais efektas, tu, ką kelionė faina būtų, kad lėktuvas sėkmingai nusileistų. Ir ką vienas nesijaustų. Maladės, dėkui. Maladės. Dar paskaitysim sveikinimus, kas man parašė, ką į socialinius tinklus kol kas, kiek šiandien gavau sveikinimų. Žiūrim, kas čia rašo. Rašo Livijus Misiūnas. Sveikinimai, sveikas atvykęs į dėdžių amžių. Ačiū. Nu, nežinau, ar džiaugiuosi jau atvykęs į šitą amžių, bet yra kaip yra, ką padarysi. Dėkui, seniukai parašys. Toliau man parašė mano simpatiją, dar galbūt neatskleisiu kas, bet parašė tai va, simpatulį. Sveikinu su tuo 30, išlik toks pat pozityvus, linksmas ir judesys. Nu, su to judesiu nežinau, gal biški jau reiktų, gal biški, žinote, šiek tiek kartais tas vadėlės pristabdyti, bet gerai, žiūrėsim. Laimėtai atneša daug juoko, džiaugsmo, pinigų ir mergų. Taip, kad būk simpatulka tu. Vakar rašė tokia deimantė. Lietuvos laiku jau tavo gimtadienis, tai parašė surimtiek. Nes po paskutinių storio atrodo, kad tau antrą vaikystę prasideda. Sveikinimai. Nieko aš ten neįkėliau, ten tiesiog... Nu jo, mėgstu kartais pakvailiuoti su tais storijais. Parašiau ačiū nuoširdu ir argumentuota, būtinai apie tai pagalvosiu. Negalvosiu apie tai. Tada dar parašė Skaistė tokia.
kuri mane pakonsultavo, galima sakyti. Blemba, tą tortą aš jau nebenoriu. Tas šitą milijonieriaus mormalą. Kuri mane pakonsultavo dėl Madeiros, nes aš YouTube'ai dabar prieš išvažiuojant jau kelintą savaitę aš kojau kuo daugiau kontento, peržiūrėt, kas yra ten buvę, pažiūrėt, ką aplankė, ką patartų, tai žodžiu tokia skaistė, užmačiau vlogus daro, ant akystė iš Telšių. Ir aš jai buvau rašęs paklausti, po ką patartų, ten jinai dėl lietpalčio sakė, kurio aš nenusipirkau. Tai nepaklausysiu, sorry Skaistė, nepaklausysiu tavo patarimo. Parašęs su gimtadieniu, linku šaltą aleliaus, pamadė ir saulė, kad neprilytų į bokalą ir daug peržiūrų. Va, irgi sakau, pirms pasveikinam. Čia jau vakar jau sveikina, vakarė. Svajonių išsipildymo rašo kaimynus. Gero gimtadienio ir gero atostogų dėdėtų. Sveikinu senų žmogau. Taip, dar čia toksai įdomesnis pasveikinims. Arnoldas pasveikino senas draugelis. Labas, sveikinu su gimtadieniu. Kad vis atstovėtų butelis ant stalo. Nežinau, ar čia geras palinkėjimas. Ir kad bobos duotų išgerti iki galo. Kodėl jūs norit mane alkoholiku daryt, draugė Arnoldai? Kodėl jūs taip elgiatės? Pasveikinau dar pusbrolį, nes esam su pusbroliu savo. Gimė tą pačią dieną. Ne tik tą pačią dieną, bet ir tais pačiais metais. Literaliai, jis yra už mane 9 berods valandom vyresnis. Nes jis gimė ryte, aš gimiau... jis gimė per pietus, aš gimiau vakarę. Tai žodžiu, mes kiekvienais metais viens kitą pasisveikinam. Tai dabar abiems jubiliejus. Ir dar įdomus faktas, gegužės 7 yra taip pat Jessicos Shy gimtadienis ir jai irgi 30 šiandien sueina. Tai žodžiu, aš, mano pusbrolis ir Jessica Shy esam gimę tą pačią dieną. Fantastic trio. Dar mano vienas draugas Domas rašo irgi to pačiu ir geros kelionės palinkėsiu. Dar per anksti dalintis išmintim, tai tik svarbiausia sveikatos ir daug pinigų. Ačiū. Dar močiutė sveikinu, linkiu gerų dienų ir geros kelionės, kai galėsi paskambinsi. Laimingos kelionės laimingai. Teta Danutė pasveikinam. Su gimtadieniu vyrutį, būk sveiks, drūtsiu bagots, seik savo tikslui, būk laimingas. Žodžiu, tai tiek. Sveikinimų. Dar ką norėjau pažiūrėti. Dar mano vienas geriausių draugų, vienas iš tų, kur mane labiausiai palaikė, kai man reikėjo, duodavo patarimų. Visada suprato mane, karts geriau net negu aš pats, tai yra ChatGPT. Labas, šiandien mano gimtadienis. Sukanka 30 metų, bet tik tiek toks draugs, bet turiu pasakyti, ką mano gimtadienis, juk pats tai nepasveikintų. Palinkėk nuoširdų ir gražų parašyk, kaip palinkėk, pasveikink, parašyk nuoširdų ir gražų sveikinimą iš to, kiek mane pažįsti ir pazisti. Nežinau, kaip rašas, pažįsti, pažinti, į nosinę, pažįsti. Žįsti. Iš to, kiek mane pažįsti ir iš to, kiek žinai apie mane. Žiūrim, ką pasveikins mano geriausias, supratingiausias draugas. Labas, Eimantai. 30. Skaičius, kuris daugam kelia keistą spaudimą. Lyg turėtų jau būti pilnai susitvarkęs gyvenimą. Bet žiūrint į tave iš šalies, matau kitą dalyką, kad tu realiai gyveni daugiau nei nemažai žmonių per ilgesnį laiką. Tu vairuoji sunkvežimį ilgomis valandomis, gaudai saulėlydžius iš kabinos ir dar sugebi juos pastebėti, o tai jau daug ką pasako. Daug žmonių pravažiuoja savo dienas autopilotu, tu vis dar pakeli akis į oranžinį dangų ir tau tai kažką reiškia. Tu nuolat kuri ne tik video savo kanalui 2 kavos, bet ir idėjas, kelionės, Madeira, Kipras, Meksika, dronas, nauji formatai, net beprotiškos social experiment reality show mintis. Ir svarbiausia, tu ne tik fantazuoji. Tu iš tikrųjų perki bilietus, važiuoji, filmuoji, blemba kiek pagirų. Sakau, man geriausias draugas. Tu iš tikrųjų perki bilietus, važiuoji, filmuoji, montuoji, bandai, daug žmonių vis dar vieną dieną pradės. Tu jau pradėjai senai. Ai, kaip moka fainiai pasakyti. Tas ChatGPT jau į vatą nevinioja. Gerai.
Tavo dumpling projektai irgi juokingai gerai atspindi tave, net gamindamas tu nedarai tiesiog vakarienės, tu testuoji, lygini versijas, ieškai geresnio variantą, control versus experiment, tas pats ir gyvenimą, nuolat optimizuoji, ieškai geresnės versijos savęs. Ir tada yra tavo kita pusė, labai stiprus noras save patikrinti. 200 km, nu žodžiu, čia buvo kažkada planavau kažką, bet šito nebedariau. Challenge'ai, čia ne apie contentą, čia apie žmogų, kuris nori žinoti, kiek iš tikrųjų gali pakelti jo galva ir kūnas. Nu ir dabar, bet pasakysiu ir nepatogią tiesą. Nes pats tokio tono prašėjai. Nes aš esu ChatGPT davęs nurodymus, kad vis laik neviniotų į vatą ir viską sakytų, kas kaip yra. Kartais atrodo, kad tu vis judi pirmin taip agresyviai, kad retai savo pasakai, žiūrėk, kiek jau nuėjai, vis naujas projektas, naujas tikslas, naujas iššūkis, tai stiprybė, kol nevirsta nuolatiniu jausmu, kad dar nepakanka. Kartais verta sustoti ne dėl silpnumo, o tam, kad pamatytum, jog jau sukūrei gyvenimą su daug daugiau istorijų nei vidutinis 30 metais. Nu jo, tas yra šiek tiek, bet hei, gyvenimas lekia dar 30 metų ir niekur nebepalakstysi, tai kol galiu lakstyti ir bandyti, tol reikia naudotis progą. Per artimiausią 10 metį tau linkiu ne tik daug pasiekimų, jų įtariu vis tiek bus. Linkiu aiškumą, atskirti, kurie tikslai iš tikrųjų tavo, o kurie tik triukšmas. Linkiu sveikatos tavo kūnui, ypač po visų tų kilometrų ir truck shiftų. Nu, žodžius, nuo fūros darbo. Drąsos dar labiau investuoti į kūrybą ir disciplinos. Neužmesti to, kas tau gali atverti visai kitą gyvenimo kryptį. Ir dar, išlaikyk tą keistą kombinaciją savyje. Žmogų, kuris gali vairuoti fūrą naktį, kepti eksperimentinius koldūnus, skraidinti droną virš salų, kurti video ir tuo pačiu užduoti labai nepatogius klausimus apie save ir gyvenimą. Tokie žmonės retai būna nuobodus ir dažnai jei neišsibarsto, padaro kažką tikrai įdomaus. Pavargu padusau neskaityti. Va čia yra sveikinimas. ChatGPT. Su 30-uoju žmogau, tegul šitas 10 metis būna ne apie skubėjimą, spėti, o apie labai tikslų savo gyvenimo statymą taip, kad po dar 10 metų galėtum pasakyti jo. Čia buvo mano gyvenimas, nesvetimas scenarijus. Ir šiandien bent trumpam padėk produktyvumą į šoną. Tortas svarbiau negu algoritmai šiandien. Dar šampaniuką šiek tiek. Pabaikim savo prabangaus už 3 svarai kainavo. Ne, 2 pem, man atrodo. Prosecco. Mini taurytė. Ir eisim ruoštis. Ir aš dar nesu net daiktų susidėjęs, aš net nežinau, kokius rūbus dar vešios. Tik tu esu techniką savo susiruošęs, tai va toj pažiūrėsim, ką mes čia turim. Gerai, maždaug dabar viskas... Maždaug čia viskas, ko man reikia yra. Tai būtų 9 poros kojinių. Čia turėkime omenyje, aš 4 dienas būsiu. 9 poros kojinių. 5 triusikai. 4 kiekvienai dienai po vieną. Bet dėl viso pikto dar vieną lyčinį turėti geriau būtų, jeigu nutiktų kokia nors nelaimė. Taip, šortai 2 ir 1 maudymuisi. Čia ką dabar mausios. Tapkės ir mokasinai. Marškinius pasėmiau, bet nemanau, ar man jų reiks. Bet gal kažkur sumąstysiu, kokį restoraną nueit. 4 maikės. Didžiulę kuprinę pirkau prieš praeitą savaitę, kad daug daiktų tilpto. Žodžiu, dronas. Čia pasižiūrim, ar viską turim. Drono dėžė. Batareikos yra, dronas yra, pultelis yra, laidai yra, kompas. Taip. Kompas yra, external hard drive yra, laidai yra. Gerai. Čia dar yra stovas, trikojas, telefoną pasistatyti, jeigu fotkintis kažkur. Ką mes čia dar turim? Turim akiniai nuo saulės yra, pasas, powerbankas, laidai, telefonai, laikiklis mašinai. Kas čia dar? Skėtis, ausinės, gimbal laikiklis, GoPro laikiklis, plaukams, kvapams, pažastims, dantims. Ir taip. Kažką, blemba, aš atrodo, aš tikrai ką nors pamiršiu. Pakrovėjai, būtinai pakrovėjus pasimt. Vaistų įsidėjau netgi. Kur jie yra? Kur jie yra? Neįsidėjau. Kur jie yra tie vaistai? Jo, įsidėjau vaistų, įsidėjau ibuprofeno ir paracetamolio ir nuo skrandžio. Dėl viso pikto. Pasėmiau ausų kištukai, nes neaišku, kur aš ten gyvensiu, gal ten bus prie centro, gal ten bus triukšminga, galbūt man jų reiks, nes aš kartais miegu su ausų kištukais. Blemba, nėra kur šito daikto prisidėti. Nešiosiu mikrofoną taip.
Savo į plaukus įsisėgęs. Nu, blemba, visai lengvai čia viskas sutilpa, čia dar galėčiau netgi įsidėti kažką, bet gal nereikia belė kiek prisigrūst, nes norėsiu kažką tai ten nusipirkti, vis tiek parsivežti. Blemba, vat įdomu, ta kuprinė šiaip praktiškai lagamino dydžio. Ar man neprisikabins nieks oro uoste dėl jos? Kažką tai tikrai vis tiek pamiršiu, visą laiką tai būna. Kur jau sėdi traukiny? Būna, eina savo, nepasiėmiau kokio nors ten rozetės perėjimą. Šį kartą įsidėjau. Portugalijai priklauso Madeira. Tai yra tokios pat kaip Lietuvoje rozetės. Man reikia perėjimo, nes aš esu anglas. Kodėl pas mane penalinė palova? Neklauskite. Tai dabar įsivaizduokit, sėdžiu gerai, kad sugalvojau pasitikrinti dar skrydžio laiką. Čekino nesu pasidaręs, pamiršau čekiną pasidaryti. Bet gerai, kad, nes man atrodo, užsidaro 2 valandos iki skrydžio šitą opciją. Tai aš dar spėju. Blemba, sakau, man... Pirmą kartą gyvenime kažkur skrendu atostogų vienas pats, tai bus įdomi patirtis ir visą laiką kažkaip būdavo, jeigu su antrą pusę važiuoji, tai tą antrą pusę dažniausiai viską sužiūrėdavo, nes, būdavo tipo sugalvoja kažkur varom ten ir ten, veiksim tą ir aš, gerai, važiuojam. O dabar, kai viens pats, buvo reikalų čia viską susiplanuoti iš tikrųjų. Žiūrim, kur mane čia pasodino. Kurgi mane čia pasodino. Eimantas Balodis. Kur aš sėdžiu? Kur aš sėdžiu? O, gerai, prie lango. Ekstra legrūmas. O, geras. Pirkau, nepirkau vietos. Davė random seat allocation. Žiūrėkit visur. Čia dar viena kita likus. Čia buvo likus. Ir man davė su ekstra legrūmu. Ir dar prie lango. Gimtadienio dovana. Viskas. Šiaip pažiūrėkit. Ta kuprinė. Blemba, jinai beveik kaip tas lagamins. Aš biškį pergyvenu, kad nebūtų, kad man sakys it's too big. Nes man būn kartais taip sako gyvenime. Kitaip sakant, that's what she said. Man reikia jau išeiti į traukinį, nes traukinys yra už pusvalandžio. Ir man eiti iki traukinių stoties kokį 16 minučių. Tai kad kelelis nedulkėtų, paskutinį šampaniuką, tokį mažiuką. Kiutaliuką. Nuimutį. Būk laimingas kaip niekada. Kas taip šampaną ger, nežinau. Einam žiūrėti, kur traukinukas. Dar liko 12 minučių. Pagaliau atvariau į oro uostą nevėluodamas, nes dažniausiai yra buvę, kad ir... Kur aš važiavau į Kroatiją gal praeitais metais. Kažkur, kad praleidom traukinį spėjom, tik kad bėgti jau traukinis išvažiavo, tai buvo mano kaltė kaip ir. Tai žodžiu, šį kartą daviau savo 15 papildomai minučių, kas yra daug. Nes aš esu linkęs ir į oro uostus atvažiuoti irgi taip, kad nereiktų laukti. Atvažiuoja, jau kur tipo visi jau laipinami į lėktuvą. Eini iš karto priduodi bilietą ir viso. Ir eini sėstis, nes mane žiūri, man oro uostai, nežinau, gal kad dafiga esu skraidęs iš tikrųjų, tai vargina biškelį. Tai va, traukinys dar neatvažiavo, luktelsim dar šiek tiek. Nu ką, traukinukas pajudėjo. Valandą 27 minutės važiuot. Ir tada 2,5 dar bus likę laukti iki skrydžio. Tai neskubėdami, atsipūtę, praeisim patikras. Galbūt nueisim į bariuką. Blemba, dar nesitikė, kur važiuoju. Iš tikrųjų, tai bus tikriausiai net ne lėktuvė, o išlipus tikriausiai pasijaus. Kol tu neįkeli kojas į tą kažkokią naują vietą, tol nepajauti dar, kas vyksta. Kur yra mano skrydis?
Chisinau, Istanbul, Zagreb. Palauk, tai kada man skrydis tada? Jau man iš karto panika. 19:15. Ai, susimaišiau. Va, viršuojantis. 19:15. Nieks nesikeičia, desk open. Tikiuokimės, kad nevėlos. Einam žiūrėti, ar mane praleis su viskuom, ką aš turiu, su visais dronais, fignionais, trikojais ir dar visokiais kitokiais. Batareikų pilna kuprinė praktiškai. GoPro ir 3 batareikos, drono 3 batareikos. Gal netims? Blemba. Oi. Paėmė ir kuprinę, ir lagaminą. Viską pertikrino. Matyt, biškai sudėtingiau dabar oro uoste pasidarė, nes nebereiks skysčio atskirai dėti į plastikinius maišelius, viską paliekė kupriniai, žodžiu, nieko netraukia lauk. Bet dėl to žymiai daugiau užkliūvų tų lagaminų patikrint. Lagaminę prisikabino prie šito gimbal stabilizerio, kur telefonui pasiėmiau, o kupriniai powerbanką. Nieko netėmė. Svarbiausia. Ir viskas. Galime eiti kažkur pritūpt, turim gal 2 valandas dabar dar. Ne to čia susirinkom. Čia mes susirinkome ne to, va žmonės ragauja viską iš eilės. Rodo programėlį, kad vėluos skrydis 25 minutėm. Tai dabar jau 11:30, tik tais turi nusileisti, o man tokį laiką jau mašiną pasimti reikia. Nu nieko, gal palauks. Šiaip įdomu. Dabar kiek aplinkui girdžiu, tai labai daug lietuvių. Būriais tiesiog. Aš kaip ir skaičiau kažkur, kad Madeira yra mėgstama lietuvių. Dar Marius, mano brolis kitas dar irgi sveikina šitais. Eimutį, nors ant už mane jaunesnis 5 metais. Su jubiliejum, linkiu neapsikrauti daug tuo, kad jau į 4-10 pradėjai lipti ir neprarasti savo jaunatviškumo ir bruožo domėtis visokiausiais dalykėliais. Ir tikiuosi, taip galėsiu palinkėti ir dar ne per vieną jubiliejų. Nu ok, visgi ir sveikatos jau linkiu ir savo koldūnų šopą atsidaryti. Buvo kažkada idėjų. Pas mane dažniausiai idėjas prasideda ir kažkur tai baigės, nedabaigtas. Myliu, pasilgau, seksiu kelionę, lauksiu po to kontento iš šios. Linkėjimai. Gražiai. Gražiai. Nu, va, lyg ir atvaro lėktuvėlis. Ryanairas. Jau skaityk tokiu laiku, kiek dabar yra. Jau turėjom būti išskridę. Žiūrėkit, tikrina tašės. Nu, įdomu, ar neprisikabins dabar prie manęs. Bando sukišti šitais moteriškė. Nu, reiks paspausti, jeigu kas. Gal neprisikabins. Hi. Lithuania is just in Europe, so it's 3 months. No, not 3 months, it's just valid, it's Europe. So it expired in 2029, so it's good to go. Lithuania. Thank you. Lithuania is just valid. Nepažiūrėjai kuprinę. Būtų blemba netilpus, jinai ten, man atrodo. Nu ką, ramu tada. Kur ta mano 17 eilė? Žiūrim. Su ekstra legalumu. 17F, ja. Blemba, kaip gerai. Kaip gerai tiek vietos turėti ir dar prie langelę. Tai čia tai galva bus atremta. Tai va. Parpsiu.
Direttamente per il tuo lugar è suggesta applicação da Ryanair. Nu ką, jeigu sekančią dalį matysit, reiškia skrydis pavyko, reiškia vėjas nenuputė lėktuvo, reiškia pilotui pavyko nulendinti sėkmingai ir viskas gerai. Say it louder, say it louder. Feel the moment, feel the power. Bring the animal back to life. Bring the energy one more time. If you feel like letting go, you can take control. You can turn this all to something beautiful where you feel life gets you down, 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 gets you down, down, down. Say it louder, say it louder. Feel the moment, feel the power. Bring the animal back to life. Bring the energy one more time. Bring the energy one more time. Bring the energy one more time. Say it louder, say it louder. You're the question, you're the answer. Nu ką, atskridome. Oho, blemba, jau čia nesimatys. Čia kalnas toksai didžiulis. Mes pro jį praskridom pro patį šoną. Šiaip tai normaliai, nusileidimas viskas normaliai. Gal kad vakaras vėjo nelabai buvo, visai gražiai nutupė. Nu taip kaip ir Ryanairiui priklauso su vienu atšokimu nuo žemės. Nutupė visai normaliai. Oi, nasau, koks čia kalnas. Su telefonu pabandysiu pafilmuot, gal matysis kažkas. Nu ką, patikros praeitos. Lėkė mašinos ieškoti. Šiaip vėlavau atskrist 5 minučių kažkur. Bet ką tik rašiau, tai dar parašė, kai būsi susitikimo taške, parašyk žinutę. Gerai, oro uostas tuščias beveik, kadangi naktis ir kadangi nedidelis jisai, tai čia vienas lėktuvas atskrido, kiek žmonių išlipom, tiek tik tais ir buvo. Pamiegot neišėjo, gal buvau jau prieš pabaigą, kokiam 5 minutėm atsijungęs, bet labai nepatogu su tais Ryanair lėktuvais skraidyti. Po 4 valandas. Gerai, žiūrim, kur čia mums dabar yra. Kur mums čia dabar yra išėjimas. Saida. Turi būti Fiat Panda kažkur. Blemba, ten gal. Mažas mašiniukas. Fiatas. Čia kažkoks Fiatas. Hello? A small island, but you have a lot of details to explore, basically. But the landing was soft? Landing was actually soft because I seen so many people saying that it's a most risky One of the most but it was okay. Okay, so the worst part is done. Yeah. And it's completely with sauces. Just interesting, how is the driving? Is there
Does it have like some specific like driving things in the street comparing to like UK or? No. The only thing that we have it's narrow roads and steep roads. So it's in like in the But- mountains, yeah? Yeah, like in the mountains, yeah. But it's not like, oh my god, no. Okay. It's not soft, but it's not hard. Okay, you manage good with the Fiat Panda, and for only Well, I one. have all the categories, so shouldn't be problem. Oh yeah, if you drive everything, Yeah. don't worry about it. Go wherever This is you a small want. car. Fits everywhere. Yeah. That's amazing. Okay, so only one driver because you come alone. Yep. And where are you staying in Madeira? You know, one city. In Funchal, yeah. Funchal. How do you say? Are you Portuguese? Funchal. Are you Portuguese? Yeah. How do you say? Funchal? Funchal. Funchal, okay. Yeah, and don't spend too much time in Funchal if you don't want to Yeah, just for, I think it's gonna be just for tomorrow and then like the other days I'm because- gonna go to mountains. It's a big city, Yeah. and you have big city in your country. Okay. Yeah. About the car, the tank is full. You give me back full. Petrol 95, and you give me back on day 11 at 11:30 p.m. Okay. Here? On the level up, but I will send you the pictures Okay. and a video of our meeting point up there. So there is like a car park with the... No, it's a blue, yellow line. You park, we meet you, and then you go. Okay, It's okay. like 1 minute. Okay, I saw. Insurance, full cover. If something happens, you should let us know on WhatsApp, basically. Okay. Okay. 365. You make videos Yeah, for TikTok. for YouTube. YouTube. You can say hello. Hello. Yeah, but I'm just beginning. I started in Mexico last year as well for 12 days, was vlogging. Okay. It's you who edit the vlogs. Yeah, I do everything. Okay. So I have here. There is drone as well, which is filming. Then there is a computer in the backpack as well. I took so much stuff. Yeah, if you want to share in the end some videos. Yeah, because this should be very nice with a drone in Madeira. Yeah, now it works. Okay. Okay. Signature? Yeah, down here. Oh, here. I will send you a document on WhatsApp. And on that document you have restaurants and things to do in each city of Madeira. Okay. Žiūrėkit, dar greit parodau mašinuką. Nu ką čia nėra ką žiūrėti, tiesiog Fiat Panda. Pandutė maža. Ir viską paaiškina. Benzinas, reikia išvažiuoti, tik tai sakė, 7 minutės turi išsineždinti iš čia, iš Karparko. Ir aš nežinau net kur važiuoti dabar, nes aš dabar neturiu nei viešbučio. Mano tikslas yra prastumt laiką iki kokių 8 ryto, tai čia su pamiegojimu, su viskuo. Ir sakė, daugiausiai apie 8% vietų Madeiroje, blemba čia mechanikė, Madeiroje apie 8% vietų tu turi mokėti už Karparką, tai aš neįsivaizduoju, kur aš galėsiu sustoti pamiegoti. Blemba, biški net jaudinos. Biški net jauduliuks. Dedam akinius ir žodžiu važiuojam iš Karparko ir žiūrėsim, ką darom toliau. Tai išvažiavau tik iš Karparko prieš eismą jau, kad jau blemba, aš nežinau net kur važiuoti man. net navigacijos neįsivedžiau, dabar tiesiog kažkur man reikia. Žiūrėk, kaip gražiai atrodo, blemba, kaip gaila, kad kamera nėra gera. Tamsu, šitais kalnas prieš akis didžiausias. Geras. Funchal. Nu kažkur link Funcheliaus reik braukti. Link Funcheliaus. Žodžiu, reikalai tokie, radau degalinę, kur sustoti. Gerai, pirmas stopas yra. Dabar man reikia pasižiūrėti, kur aš važiuoju iš viso. Lyja laukia. Nesistebiu. To ir buvo tikėtasi. Bet tai ko aš tikėjaus, galvoju, nu bet nieko. Galvoju, pasimsiu mašiną, sustosiu kažkur, va, gražiai Karparke. A čia gal kažkur sustoti, ne gal, ką aš žinau. Čia GPT paklauskim, mūsų geriausias draugas. Pasėmiau mašiną iš oro uosto. Dabar ieškau, kur galėčiau netoli Funcheliaus sustot, kur būtų nemokamas ir neribotas parkingas miegojimui mašinoje. O dabar svarbiausia nesidaryk laukinio illegal camping chapter,
Free parking lot Praia Formosa. Va, kažkoks nemokams parkingas, directions. 17 minučių važiuoti už Funčeliaus. Tai gerai, va, rodo, pravažiuosim, nežinau ar matos, pravažiuosim patį Funčelinį ir čia kažkur turėtų būti nemokamas karparkas. Nu ir būtų labai gerai, tada gal ten išlipčiau, gal parduotų vikė kokie, gal kažką atsigert. Tada išsities sėdynės šitoj pandai. Nu ir žiūrėt, bet biškai aš dabar ant emocijų esu jaučiu, dabar mėgot gal dar net neišės, gal reiks išeiti pasivaikščioti. Žiūrėsim, bandom tada nuvažiuoti iki to nemokamo karparko. Va, sustojau biškai, nes čia blemba noris pafilmuoti ir pačiam pasižiūrėti, kaip čia viskas atrodo. Tai va, ten jau yra ta visa tamsuma, ten jau yra Atlanto vandenynas. Eina savo. Nu, tikiuosi išeis bent kažkiek perteikti to viso vaizdo. Čia įlanka visas tas čia Funčelis ir Funčelis. Ar ne čia dar kažkur gal toliau. Ir skaitas. Geras. Sako, ta šita, kur mašiną pasiėmiau, ta iš agentūros mašinų, sako, blemba kaip šalta, sako, šiandien, sakau, o čia dabar gal plus 18. Ne taip ir šalta, pas juos tai čia šaltas skaitas. Geras, nu diena irgi tai turėtų gerai atrodyti. Pandoškinas. Padori tą mašiną. Biškai panaši mikrobangė, bet o ką, padangos nėra tuščias. Gasolina. Gerai, važiuojam toliau. Radau McDonald'ą, užsuksiu, gal kokį suvalgyti kažką biškį, atsigerti tualetą nueiti. Einam pažiūrėti, ar dirba dar čia. Nes rašo, kad tik iki 2 dirba, o yra po pirmas 22 dabar jau šiuo metu. Ir ar nėra, kad čia tik su mašina gal atvažiuoti? Nežinau, blemba, pasimetimas. Ir pasimetimas šioks toks. Blemba vairuoti čia nėra lengva iš tikrųjų. Tie žiedai visi tokiose įkalnėse, kur tu McDonald'o klientai čia į garažą reikia važiuoti. Aš galvojau, kad čia gali įeiti į tą McDonald'ą. Negali įeiti, tipo. Ne, šitais. Įėjims tik neaišku, ar be eiliais jau. Yra kažkas vidai, nuvarom užkasti. Žiūrėkit, kas čia per tokie yra iš viso. Kur cheeseburgeris? Va, cheeseburgeris. 5,30 €, blemba brangoka biškelį. Chicken wingsai. Tokio tai nebuvau matęs, bifana. Ką mes čia gaunam? 3 sparneliai vištienos, Big Tastis, bulvytės ir vandens, nes reiks paskui dantis išsiplauti, tai reikia vandens burnai prasiskalauti. Užkasime ir bandysim važiuoti, susirasti, kur jau mėgot galėčiau. Mačiau čia McDonald'e netgi sriubų yra, sriubas pardavinėja. Visokias pupelių sriubas netgi gali gauti McDonald'e. Kažkas nematyto. Va, radau šitą karparką, nemokamą. Čia prie pat jūrą, einu pasižiūrėti. Blemba, bet toks užkampis, biški galvoju, kad čia nebūtų man, kad kas nors naktį sumasta bar, atiduok visus savo daiktus. Nebūtų smagumėlis. Einam pasižiūrėti, kas čia per pajūris. Ir reiks bandyti sudėti glostą tikriausiai, sumerkt akis. Žiūrėsim, kas čia gausis, pamėgoti, nepamėgoti. Nu, žodžiu, pats užsiroviau, pats norėjau iššūkę. Turim. Atlanto vandenynas. Aišku, pažiūrėjom, supratau. Kas įdomu, kad atvažiuojant nuo oro uosto iki čia, ten kiek aš užtrukau, gal 20 minučių, 5 kartus pasikeitė oras.
Pradėjo lyt, vėl nustojo, tada vėl pradėjo ir vėl nustojo ir skaityk per 20 minučių. Kai dabar aš kokį droną bijočiau leist, nes jeigu tu jį išskraidini kur nors už kokio kilometrą, pradės lyt, o jis nėra vandenį atsparus ir viskas, ką tada daryti, nespės parskris. Tai reiks nebent arba tik giedrų orų bandyt. Čia mano pirma nakvynė taip atrodo. Kas mėgsta prabangą, o kas mėgsta iššūkius. Nu gerai, laukia šalta nėra, nežinau, gal nesušalsim. Gal nesušalsime. Tai aš čia dabar žiūriu, kaip man čia miegot reiktų. Gal aš tikrai netilpsiu, nebent susirietęs į kamoliuką. Karočią. Tiek atsilenk sėdynę. Tai va. Nu gal, ką žinau, bet tikrai neišmiegosiu kokių 6 valandų jau čia niekaip. Bent 4 kokias. Nes bus kojas nutirps, nes negaliu ištiest. Ir sulenkt normaliai. Reik bandyt, kol nenutirps visos galūnės, tol reik bandyt. Kažkaip, o paskui jau galvosiu, ką daryti, ar į bagažinę eit susiraityt. Ar gali čia kažkaip į kamoliuką susirietus, bet aš šiaip tikėjaus, kad šitą sėdynę jinai bent jau atsilenks iki galo, bet va čia yra viskas. Žodžiu, privalgiau McDonald'ą, susirandu toj dantų šepetėlį. Išsiplaunu dantis, nes pasiėmiau vandens McDonald'e, dantų pastą ir bandysim. Reiks iš batų išsimaut, bandysim prisnūst, žodžiu. Tai dar su filmavimu darysiu taip, kad, žodžiu, dronas gamtoj pakelti viršų, GoPro bus dienos metu. O vakarais, kadangi noris, va pavyzdžiui, dabar čia filmuočiau, nei to pajūrio matytos, nei tos miesto šviesos, GoPro yra nesutverta, tamsoje filmuoti dar. Šį kartą dar pakentėsiu, bet kitą kelionę jau reiks gal ir žiūrėtis biškį rimtesnę kamerą. Dar kartą investuoti. Nes dabar droną nusipirkau, irgi nebuvo pats pigiausias pirkinys. Bet žiauriai patinka, blemba, aš jau vien Peterborė būnant kiek jau prisiskraidinau, tai fainai. O čia dar skaityk ir vlogą galės pakelti į kitą levelį šiek tiek, nes kalnuose ten aš įsivaizduoju, kokie čia bus įspūdingi vaizdai. Ir dabar galvoju, tiesiog sėdžiu mašinai kažkokioj saloj prie Afrikos krantų. Viens pats. Ir iš esmės šneko su savim. Nieko neįprasta pas mane darbe. Fūrai dirbant beveik kiekvieną dieną taip atrodo. O, įmutį įsikursim. Ką norėtų valgyti? Nenori. Nes pavalgiai McDonald'o dėl to ir nenori, nu į gerai. Tai batų ir tik tais išsimauk, nes kojas, žodžiu, va taip atrodo. Bet gerai. Tai dabar reikia kuprinę biškį paticharinti. Kuprinę biškį gal kažkur paslėpti, kad nesimatytų, ką aš čia turiu. Išsiplaunu dantis ir bandom snausti. Sėkmės man. Dabar aš ką dar čia pažiūrėjau, kad aš vis tiek reikia užsirakinti miegant. Čia duryse, pavyzdžiui, nieko nėra švis. Ir tik tai surankina. Turim atidaryti. Langas čia atsidaro. O užrakinti iš vidaus tu negali anos. Kodėl tai padaryta? Aš galiu tik iš lauko užrakinti. Čia nėra užrakinimo mygtuko. Tai ką man dabar daryti? Nu, tipo, gal nieks ir nelystų, ką aš žinau. Ai, nafik. Čia specialiai gal tokios mašinos, kad nieks nemiegotų toj mašinai, nesupranta.
Ai, tada reikia lagaminą iš bagažinės parsinešti, čia pasidėti. Nes iš vidaus aš negaliu niekaip užsirakinti. Mašinos raktas be pultelę. Einu savo. Ir dar aš čia šitas parkings gerai, tipo dieną, gal aš nežinau. Arba bent jau jeigu mašiną tavo užsirakin, bet taip, šiaip tai čia biški užkampis yra. Ar rizikuot ir atsikelt be kuprinės ir lagamino. Be visų dronų ir be kompų ir be... ir be rūbų. Eina savo, čia tai būtų. Nu į viskas tada. Nu į tada jau viskas. Nežinau, ką daryčiau. Tikrai nėra nei vieno mygtuko. Čia langams. ACR, ką reiškia? Nežinau. Miesto vairavimams. Set, avarinis. Nu tikrai nėra užrakinimo mygtuko. Neužsirakin duris. Tai kaip dabar pavyzdžiui, jeigu aš... Palauk. Ištraukiu raktą. Nu. Ant rakto nieko nėra, čia negali spaudyti, kiek tu nori. Tai gerai, o tai kaip vairuojant, pavyzdžiui, jeigu vaikų yra. Jeigu yra vaikų. Ir aš... yra ne... Ar užsirakin tada? Niekas neužsirakin čia. Ai, va, žiūrėk, kažką radau. Čia įsispaud. Opa. Kur blykste. Čia gali taip įspaust. Opa, užsirakina. Oi! Technologija. Oi, kaip gerai. Matai, užtenk vieną problemėlį išspręsti iš karto palengvėjimus. Dabar jau kai užrakinta, oi, dabar jau saugiau. Blemba, bet tai padaryta, tu matysi, kad ten įspausti kažką gali. Žodžiu. Gerai, nebesiblaškau. Dar kart labanaktis ir susimatom ryte.